Dabartiniu metu energijos gamyba ir vartojimas sąlygoja virš 90% visų svarbiausių aplinkos problemų, pradedant klimato kaita ir rūgščiaisiais lietumis ir baigiant vietinė labai pavojinga žmonių sveikatai oro tarša. Įprastų energijos resursų mažėjimas pasaulyje ir su tuo susijęs kuro brangimas, vis stipriau pasireiškiančios aplinkos problemos, Lietuvos energetinė priklausomybė nuo kaimyninių valstybių verčia ieškoti būdų, kaip apsirūpinti energiją. Naujų aplinkos neteršiančių energijos šaltinių kūrimas ir panaudojimas tampa prioritetinė kryptimi. Didelės dalies problemų sprendimu gali būti alternatyvieji energijos šaltiniai, kurie niekada nesibaigia ir yra praktiškai nemokami. Tai saulės, vėjo, geoterminė energija, hidroenergija, biokuras. O jeigu pavyktų įdiegti vandenilio energetikos technologijas į pramonę ir transportą, galėtume visiškai pamiršti triukšmo ar teršalų problemas. Tereikia šiuos šaltinius pažaboti. Todėl atsinaujinantis energijos šaltiniai tapo milžinišku verslu ir investicijos į šią sritį sparčiai auga. 2004 metais apie 89 milijardai litų buvo investuoti į atsinaujinančius energijos šaltinius ir tai sudaro apie 20% bendrų investicijų energijos gamybos sektoriuje. Netolimos ateities verslo ir technologijų vystymosi perspektyvos susijusios su naujų energetikos rūšių pažabojimu. Tačiau tam, kad aplinkai draugiška energija pasiektų mūsų buitį, reikia nueiti dar ne vieną žingsnį. Žemė gauna neįsivaizduojamą energijos kiekį iš Saulės. Saulė yra didžiulis branduolinis reaktorius, kuris per 1 minutę išspinduliuoja tiek energijos, kad visam pasauliui užtektų metams, o per 3 dienas išspinduliuotas energijos kiekis yra lygus energijai, kurią gautume iš visų Žemėje esančių iškasenų. Pats paprasčiausias Saulės energiją naudojantis įrenginys yra Saulės kolektorius. Lietuvos energetikos instituto atsinaujinančių energijos šaltinių laboratorijos vyriausias mokslo darbuotojas Eugenijus Perednis pasakojo, kad ant Lietuvos energetikos instituto stogo sumontuoti saulės kolektoriai, kurių kiekvieno plotas 2,5 kvadratinių metrų. Pagamintas karštas vanduo naudojamas instituto laboratorinio korpuso poreikiams. Lietuvoje saulės energija nėra plačiai naudojama, bet brangstant iškastinio kuro ir elektros kainom, žmonės pradės daugiau domėtis atsinaujinančiais energijos šaltiniais, tuo pačiu ir saulės energiją, ir stengsis panaudoti jų teikiamus privalumus. Vienas iš tokių tai yra saulės kolektoriai, kurie saulės energiją verčia į šilumą ir gaminamas karštas vanduo. Lietuvoje iš 1 kvadratinių metrų saulės kolektoriaus galima paruošti apie 300–350 kWh šiluminės energijos. Tai yra žymus didelis skaičius. Prie tų saulės kolektorių dar turi būti vandens talpa, šilumokaitis, taip pat turi būti siurblių blokas, valdymo blokas. Visą šitą sistemą ir padeda taupyti energiją. Kitas būdas panaudoti saulės energiją yra saulės baterijų elementai, kurie šviesos energiją tiesiogiai verčia elektros energiją. Ši technologija dėl mažo elemento efektyvumo išlieka vis dar brangi ir negali pilnai pakeisti tradicinių energijos šaltinių. Tačiau saulės elementai atsiperka per 2–5 metus ir likusią veikimo trukmę, tai yra 20–30 metų, saulės elementai gamina nemokamą energiją. Saulės elementai itin patogus atokiose vietovėse, kur nėra elektros linijų. Šie elementai yra įtaisomi ant nuosavų namų, mokyklų bei kitų pastatų. Jų instaliavimas yra labai paprastas, o dirba jie absoliučiai saugiai ir tyliai. Pati didžiausia saulės elementų bėda – saulėtų dienų skaičiaus nepastovumas.
Kylant įprastinio kuro kainoms, būsime priversti išmokti vis daugiau šių elementų naudoti ne tik buityje, bet ir pramonėje. Siekiant pagerinti gamtosauginės sąlygas, vakarų Europos šalyse plačiai naudojama vėjo energija. Šiuolaikinėse jėgainėse vėjo energija verčiama į elektros energiją, kuri naudojama buityje, o perteklius atiduodamas į tinklą. Vytauto Didžiojo universiteto absolventas Mantas Marčiukaitis sėkmingai įsiliejo į Lietuvos energetikos institute vykdomus vėjo energijos panaudojimo tyrimus. Šiuo metu Lietuvoje veikia 36 vėjo jėgainės, kurių bendra galia siekia 52,5 MW. Kol kas tai yra nedaug, tačiau ateityje planuojama pastatyti vis daugiau. Lietuva yra pagal ES direktyvą yra iki 2010 metų įsipareigojusi pastatyti vėjo jėgainės, kurių bendra galia sudarytų 200 MW. Ir bendrai elektros energija pagaminama iš atsinaujinančių energijos šaltinių turėtų sudaryti 7% visos sunaudojamos elektros energijos šalyje. Vėjo energija iš tos dalies sudarytų didžiąją dalį kartu su hidroenergija ir biomasės energija. Vėjo jėgainės dauguma numatyta statyti pajūrio regione. Čia galima matyti zonas, kurios yra skirtos tų jėgainių statybai, patvirtintos vyriausybės. Yra 6 iš viso zonos ir juose numatyta statyti jėgainės, kurių galia yra didesnė negu 250 kW. Ir jos būtų jungiamos prie elektros perdavimo tinklų. Vėjo greitis pajūrio regione Lietuvos yra pakankamas vėjo energetikos plėtrai ir didelių elektrinių statybai. Kadangi vėjo energetika yra labai plati pramonės sritis ir apskritai energetikos šaka, labai plati ir sparčiai besivystanti, Lietuvoje jinai žengianti pirmosius žingsnius. Ateityje Lietuvoje reikės jaunų kvalifikuotų specialistų ir elektros tinklų plėtrai, ir elektrinių statybai, ir pačių elektrinių vietos parinkimui, ir išsidėstymo modeliavimui. Ir kitiems tikslams, todėl Lietuvos mokslo institucijos jau dabar pradeda ruošti jaunus specialistus, kurie galės ateityje dirbti įmonėse užsiimančiose tokia veikla. Klausiausios mano manymu būtų specialybės susijusios su fizika, su energetika, su elektros tinklais. Neabejoju, kad bus atliekami nuolatiniai poveikio aplinkai vertinimai ne tik tai prieš pastatant vėjo jėgainių parką, bet ir jau jam veikiant. Dar viena iš atsinaujinančios energijos rūšių, kuri jau įsisavinama Lietuvoje – žemės geoterminė energija. Žemės šiluma – tai pačios žemės skleidžiama šiluma. Kuo giliau, tuo aukštesnė žemės plutos temperatūra. Regionuose, kur yra vulkanų, žemės šiluma įkaitina vandens gyslas. Iš žemės gelmių trykštantis karštas vanduo gali būti naudojamas šildymui, o vandens garai elektros gamybai. Vietovėse, kuriuose nėra vandens gyslų, vanduo dirbtinai, veikiant dideliu slėgiu, įleidžiamas į žemės plyšius, ten įkaitinamas, o paskui išgarinamas. Lietuvoje geoterminę elektros energiją galima gauti iš karštų sausų uolienų, kurių temperatūra turėtų būti 100–145 laipsniai Celsijaus. Lietuvoje yra įrenginėjamos kelios demonstracinės jėgainės, naudosiančios hidrogeoterminius skambro išteklius. Kaune jau apgyvendintas 20 mažaaukščių gyvenamųjų namų kvartalas, kuriame įrengta moderni geoterminio šildymo sistema. Įgyvendinami nauji projektai. Kita atsinaujinančios energijos rūšis – biokuras. Tai dujiniai, skysti ir kieti produktai išgauti iš biomasės. Lietuvoje per metus sunaudojama apie 550 000 tonų dizelinių degalų ir apie 15 000 tonų įvairių alyvų. Tiek nafta, tiek alyvos yra importuojamos. Siekiant energetinės nepriklausomybės ir sprendžiant gamtosauginės problemas, dalis mineralinių degalų bei alyvų keičiama biologiniais, daugiausia pagamintais iš Lietuvoje užauginto rapso.
Lietuvoje pagaminama apie 34 000 tonų etanolio per metus, tačiau jo gamybos pajėgumai yra dvigubai didesni. Biodegalų naudojimą benzino sudėtyje stabdo vis dar neišspręstos problemos. Lietuvos energetikos instituto atsinaujinančių energijos šaltinių laboratorijos vyriausias mokslo darbuotojas Juozas Savickas parodys, kad sumaišius benziną ir bioetanolį, net nedidelis vandens kiekis priverčia mišinio dalis susisluoksniuoti, o tai gadina automobilių variklius. Dabar aš jums pademonstruosiu, kaip susimaišo benzinas su bioetanoliu. Paimsiu tam tikrą kiekį bioetanolių, čia dehidratuotas, kur sakiau 99,6 procentai. Ir paimsiu 50% 92 markės benziną. Gausiu 100 ml mišinių. Čia dabar yra 50% etanolio ir 50% benzino. Galima spėti, kad atsiskėdė tikrai, nes ir spalva pakito. Pabandom įpilti 50 ml vandens. Kas tada turėtų pasidaryti? Kuro bake visuomet yra vandens garų, kurie kondensuojasi ir atskiedžia degalų mišinį. Tuomet degalai susisluoksniuoja ir į variklį patenka tik viena kuro komponentė, kurią naudoti automobilio variklis nėra suderintas, todėl genda. Vis tik biodegalų bei bioalyvų naudojimas skatinamas ES direktyvomis, todėl Lietuva turės paruošti specialistus, kurie galėtų spręsti iškylančias problemas. Žemės ūkio gamyboje nuolat kaupiasi ir atsinaujina organinių medžiagų, tinkamų biogeniniams dujoms gaminti ištekliai. Lietuvos Žemės ūkio universiteto, Žemės ūkio inžinerijos fakulteto, agroenergetikos katedros vedėjas, docentas Kęstutis Navickas pasakojo apie tyrimus vykdomus jų laboratorijose. Kaip kopija pramoninių laboratorinių reaktorių, kurios yra perdirbamos žemės ūkio ir maisto pramonės atliekos. Tai visas tas laboratorinis stendas imituoja, sakykime, biodujų gamybos procesą, tik tai tiek, kad mes laboratorijoje turime galimybę keisti to proceso parametrus. Temperatūras, įkrovos dažnį, masės išlaikymą, apskritai masės to substrato sudėtį ir taip toliau.